Taigi, gerbiamoji publika, Baudžiūnio ekipažas išlėkė į Unreliable X Ring Challenge šėryklą. Esam pasiruošę iš tikrųjų labai puikiai, palyginus su praeitais etapais. Manau, kad šiandien pasieksim nemažų aukštumų. O aš kaip pats važiavau su Volvo dabar iki čia, tai man kažkaip nevalina. Tai nežinau, kas čia yra per problemą. Bet jau mes nieko nebegalim jai padaryti, ta prasme, konkrečiai. Arba važiuos, arba nevažiuos, ta prasme. Tai užėsim, sulaužom, gliavom ir bus gerai. Nuiminėjom kapotą, nes pasiklausto buvo dėl technikų, leido nuimt. Tai žodžiu, kapotas vien kokie 3-5 kg out. Dar bandysim galbūt lempą išimti, tai šalto oro paėmimas bus. Ir toliau dar žiūrėsim, gal kažką nužersim. Bus lengvas, greitas svorio numetimas. Visi šitie gal ir vairuotojai, bet Baudžiūnis tai tikrai pilotas. Taigi, o čia bus gerai. Žodžiu, kame yra konceptas dabartinis? Kad turim Volvo automobilį, turim Baudžiūnį. Yra sekmadienio vakaras, yra praėjus para nuo tada, kai padariau garsų į tepuką, į Unreliable infrastruktūrą. Parodykim, kaip atrodo automobilis. Kaip matot, bumperis yra relokuotas ant stogo. Pats bumperis gavo smūgėlį visgi. Rest in peace, bumper. Nu, kad ne, ta prasme, jis dar bus naudojams, aišku. Bet žodžiu, čia buvo kontaktėlis automobilio. Ten buvo kontaktėlis, bet čia jau, toksai driftinis, grinai driftinis. Viskas yra super. Bičias atsiprašinėjau, po šitą sakau, seniai, ramiai. At least it runs. Ir apšiko kažkas. Tai žodžiu, nebėra bumperė, weight reduction. Čia iš po to didžiojo kontakto čia buvo tipo įlenkta žiauriai, bet basė tiesiog atspardė atgal. Baudžiūnė, kviečiam tave. Uždėk, žinok. Tomelio. Turim biškį rožinės padangos. Daugiau šiaip viskas yra huienai. Yra daug komplektų padangų sudėginta. Tai žodžiu, kaip dabar čia, ką čia galim daryti dabar. Tam yra esmė.
Kada aš dabar? Resume. Unreliable drift party. 10 iš 10. Ta prasme, man buvo idealus renginys. Visiškai net galėjau... Iš pradžių buvo baisu važiuoti, nes tikrai greitą trasą. Ta prasme, legit fast. Bet ir kad ta Volvo mano taip nenorėjo dirbti iš pradžių kažkokią tokią. Dar tas kalėnimo garsas visą laiką. Bet atlaikė, viskas buvo normaliai resume. Labai linksma buvo. Labai. Ačiū tam bičiui su KM6, kur mane pričiešino važiuoti porinius. Ačiū tam bičiui, kuris paleidinėja visas mašinas, kuris pričiešino mane važiuoti porinius. Malačiai tikrai. Ačiū šiaip visiems organizatoriam, visai Unreliable komandai. Liuks. Malačiai esat. Belė koks mega didelis ačiū. Statysiu jums normaliai alaus Vasiai ir Grančiui. Nes tikrai jūs esat nusipelnę. Belė kiek padėjot bičiai. Blagadarių. Ačiū visai šaikai, kas atlėkėt pasižiūrėti, ką aš ten veikiu, šėriu, driftinu. Kaip ir visus pavyko, kas atvažiavot iš Vilniaus, iš Kauno, visus pavyko pravežti. Tikrai nepavyko absoliučiai visų, kas norėjo pravežti, nes nebuvo tiek laiko. Tai manau, kad kitais kartais net nebevažiuosiu viens, niekada važiuosiu vien tik keliais, nes tiek yra daug norinčių pasidėti Volvui. Žiauriai smagu. Ir jo, ta prasme, ačiū Giedriui, kuris atvažiavo ir aš buvau nuėjęs priekį tenai prie didžiaus kažką pažiūrėti. Jo dar nebuvo, grįžtų prie mašinos, bičias vos tik atvarsė šį pirmą, kaip radau, taip prie kapoto pasilenkus, jau žiūrėjo, kas blogai. Ir radom, kas buvo blogai, kas tikrai būtų buvęs critical damage, nes aš net netkreipiau dėmesį į tokį dalyką. O ten buvo Wastegate'o laikiklis sutrūkęs jau, kuris būtų nebeatlaikęs man. Tai vat. Ten, žodžiu, yra įtrūkęs ir jis jau lankstęs taip į šonus. Tai tada mes čia pririšom su zateškiam. Ačiū Lola už zateškės. Baltas zateškės čia labai dailiai man buvo. Huienai. Negaliu nepaminėti ekstra shout out draugiai Beatričiai, kuri pagamino man šitą žiaurinį bomberiuką. Šiaip nepasiuvau, paties drabužė, ta prasme. Bet jinai nupiešė man visą šitą dizainą ir jį savo talentingom rankutėm nupaišė su teptuku. Jeigu norit ką nors panašaus, jūs kreipkitės, aš paliksiu jos kontaktus, čia, pavyzdžiui, dėsiu per programą, arba čia, Ir jūs tikrai kreipkitės, jis jums padarys. Gali padaryti dar tatuiruotę, jeigu norit. Gali nupiešti, patatuiruoti. Šį viską gali, yra universalus žmogus. Rekomenduoju Beatričę, liuks. Ačiū jums už dėmesį, gerbiamoji publika, ir iki kitų pasimatymų. Esate šaunuoliai.